Sveiki atvykę į Sauga 365 akademiją. Šiame epizode sužinosite, kaip pasikeisti pamirštą slaptažodį. Sauga 365 vartotojai į sistemą gali prisijungti trejais būdais – organizacijos paskyra arba elektroniniu paštu, asmeniniu elektroniniu paštu arba telefono numeriu. Naudojant organizacijos paskyros prisijungimą būdą, slaptažodis negali būti keičiamas Sauga 365 sistemoje. Tokiais atvejais jums reikia kreiptis į savo organizacijos IT administratorius arba tiesioginį vadovą. Jungiantis antruoju būdu elektroniniu paštu, slaptažodis sukuriamas Sauga 365 sistemoje ir gali būti pakeistas. Norėdami pakeisti slaptažodį, pasirinkite prisijungimo būdą elektroninis paštas ir spustelėkite nuorodą "Pamiršote slaptažodį". Tuomet įveskite elektroninio pašto adresą, kurį naudojate prisijungimui prie Sauga 365 ir spustelėkite mygtuką "Tęsti". Sauga 365 sistema patikrins jūsų duomenis ir išsiųs pranešimą į kontaktinį elektroninio pašto adresą su slaptažodžio keitimui skirtu patvirtinimo kodu. Gavę patvirtinimo kodą, įveskite jį, o sistema jį patikrins. Jeigu kodas teisingas, galėsite tęsti slaptažodžio keitimo procesą. 2 kartus įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite mygtuką "Sukurti slaptažodį". Siekiant užtikrinti didesnį saugumą, slaptažodis turi atitikti sudėtingumo reikalavimus. Sistema atnaujins jūsų slaptažodį ir nukreips jūs į pagrindinį Sauga 365 puslapį. Norėdami matyti daugiau Sauga 365 akademijos pamokėlių šia ar kitomis temomis, galite susisiekti su mumis.